Kūra. Ui. O. Nestau, kaip galvau, kas stovės, tai nuvirto. Žiūrėk, ant kiek vienodi. Kaip apsišau. Na, tai kaip atrodys. Nu, gerai, ką? Čia žiūrėk tekinis, čia motors. Čia biškai prailginsim dar, nu, ką čia. Pagyvensim, pamatysim. Kad čia ir mirties kapsulė. Antoni! Aš tau sakau, uždaryk langą, sniegą gal prikris. Antoni! Aš tau sakau, Ai, lėktuvės! Ну, пала, кура, гидшо! Nu, kūs darau. Serija, nežinau, da kaip vadinas. Kaip čia galim pavadinti, iš tikrųjų, na. Tas naujas projekčiuks, katrą matėt, katana, kartings, vežimėlis, visi trys į krūvą ir kažkas gaunas, tai vat, ar kažkas gaunas, šiandien žiūrim. Šiandien bandom kažką pradėti, krapštyti, žiūrėti, matuoti, galvoti, kaip čia ką vizualizuotis, tai pažiūram, kas čia ką gausis, ne? Į neputvėsi. Kokį, žiūrėk. Kaip čia buvęs, ką? Nori. Žiūrėk, lūpno motociklą, tai lėki. Tokį užsidėjus gal. Pasislėpinu. Nepliešam šalmą nuo galvos, kaip sakai. Ne, nu jeigu reikia parduodu 2 eurų jau čia. Čing. Kas čia laiko? Čia kur pliusas, kur šešikampis. Nieko keista. Jau čia plasmasų būklė galėtų būti geresnė, žinai. Bet kokį tokį ir gal tam reikia. Kas čia laiko? Ai, žiūrėk, čia kažkas laiko. Žvaigždutė. Kūra. Ui. Plasmasė. Ten eurų. Ne, nu juokauju, aš nežinau, tų kainų siūlyt, reikia. Čia biškai skylė, bet gal geresnė nei tavas, nežinau. Gal nelabai čia toks. Pavargus, ką žinau. Tos pusės pavargus, čia da pats nuskrambau, žinai, biškai baisiai atrodo, bet čia jau buvo ta skylė, čia negalėjau tik prakrušti. Tai žodžiu, nu tokias tas plasmas, jau čia niekam neatsipirks, niekam čia nereiks tų dalių. Apirkst kas nors tokia detalė. O gal norit kas kaip suvenyrą nusipirkti? Galiu parduoti kaip detalė, kas norėtų suvenyrą. Minusas, vo, nieko keista. Bet nenustebu iš tikrųjų. Kas čia dar laiko, man dar šešikampis. Da kito dydžio šešikampis. Nu ta biškai geresnė, žiūrėk, auksinė čia bus, na tai. Tas sveika, sakyčiau. Nu čia biškai gal yra pačiai paskilę, bet tai nėra tokios plasmasės, katros svaiškis nesutvarkyt, o čia dažai gal, ar pakaitę, tai šiandien. 100 eurų. Kainos krikščioniškas, visiškai gerai. O kas dabar į pigų Lietuvai? Aš čia klausiu, žinai, norėjau gal karts irgi, va čia į temą gal žinosit. Svaidos drabužiai pas mane čia, blemba, motociklo drabužius, aš anksčiau namas, nu, tipo, namas laikai panašiai, bet vis tiek, nu, va, reikia persirengti drabužius, kai atvarai garažą, o motociklinius, da kažką, noriu spintą į garažą, bet nenorėjau medinės, nes čia supus man tą spintą, tai galvoju, metalinė, nu, būtų spintelės persingą, nu, kažką ieškau pirkti į įmonę, kur anksčiau dirbau, žinai, tai buvau ten gerų užgaudęs variantą, nebrangiai nupirkęs šiaip. Dabar 200 eurų už 4-vietę spintelę, 108 už 3-vietę spintelę, pydisas už 1-vietę, nu ką šitą 1-vietę, ten niek neįsidėsiu, žinau. Sakau, brangiai, sak, o kas į Lietuvai pigiai dabar? Čia iš tos serijos tas pats, kas, o kam dabar lengva Lietuva? Nežinau, gal kažkas turit pigiau ką parduoti, arba, ar panašiai, galim išmainyti plasmasės, jau kam reikia.
Taip, nu ko, žinau, reikia toliau bandyti ardyti šiekas, kol kas, palaukit, pasižiūrės, pažiūrėt, ką čia vodo. Parašyta Suzuki. Nu tai neapkniso, kinėti Suzuki jūs negamina, ne? Ką turim čia, kartris, nevirins. Čia kol kas atrodo viskas legit, viskas gerai, čia tas filtras ir čia starteris ir čia šlangiukų kažkokių nežinau ir čia kraniuks toks, nu... Čia tas Suzuki detalės, čia viskas originalas, atebė, paračkai kur. Iš šios pusės atrodo neblogai. Einam iš kitos pusės pažiūrėti. O, čia didesnė dėžė. Nusijam, čia viskas, čia yra, o, čia kiek čia visko yra. Dažyts juodai kažkad buvo tas motors, nu bet tai ką, žinau, mes čia neperdažinės, mano. Nu, jis atrodo gerai, nežinau, nerandu, dar kol kas prie ko prisikmist. Man patink, didelis, nežinau, kaip čia nustilps. Nu, bet kaip nors talpinsim, ko žinau. Prailginsim, padarysim. Kartingas limuzinas bus. Spidometrą, nežinau, gal reikam irgi, aš jaučiu, kad čia man nesuėsint niekam. Žinai, kiek bėgęs? Šiam 1500. Nu, tas bičelis, katras man pardė, klausiu, sakau, kiek važiuoji sona? Nu, tipo, kiek ein, kiek spaudai. Kiek išėjo paminčiant. 2-3 sak. A, ne? Nu, įdomiai, gal, nu, nežinau, sakykit, kas važinėjant su tokiais. A, einant tiek. Nes... O, bet čia, karočią, keuras radiks jau čia bus, nes čia apsišykė tepalai ir... Tepalų, žinom, irgis, man susidai. Ar čia iš ko? Iš šakių gal. Huisnim, nesvarbu. Manuolė rašo, kad 2-2, tai kaip ant 2-3 gynė, neįdomiai. Per metus pakilo, arklio gali. Apačipavo, karburetorius čia. Nu, biščiai įte paliončius, nežinau, kad čia jie apie pakalėbę, apie pylę, apie ką. Biški jaučiu, kad tas radiatorius praleido. Nu, niek baisus, niek čia tragiško, niek. Jaučiu, kad kažką reiks kustom mąstyti su kaminais. Šiaip norėčiau irgi 2 kaminų iš abiejų pusių, bet ne tokių gaidiškų. Čia arba anus pačius reikia perdarinėti, bet negražus, blemba, norėtus tokį, naujovišką tokį. Jeigu neparduos nieks, nepadovanos nieks, reiks man iš kiniečių nusipirkti turbūt. Taip, nu šiaip papezėti šitą noriu, čia kažką šiandien daug padaryti nesitikiu, bet nuardysiu tas plasmas, galvoju, o kuranas padėti, kuranas sudėti. Nežinau, dėti reikia skelbimą turbūt. Bet nuotraukų motociklo nepadariau. Eik, tu šikt. Nugrybs. Eina, šikt, teks iš video gaminti. Už kur žinot, kiek dalis dabar kainuoja, kiek čia prašyk man žinot. Tiek to palauksiu jūsų komentatoriai man gal nupirksit kas. Aš tai visko halevai noriu, ne, o detalės tai jau pirkit. Jeigu daug komentuosi, galėsiu padovanoti ką nors. Bet komentuok, suždyka niek negaus čia pas šiais laikais. Sėdėnė va, tvarkinga, viską. Nu gal anačiai buvo kažkada pertraukta kažkaip, nežinau, žiūrėk, pats gali pažiūrėti manai. Nu į čia kažkokią, nesuplyšus, ką žinau. Ui, gal reiktų, ne, išleisti tepalą, pažiūrėti družlių kiekį, pažiūrėti filtrą, tepalą, aišku, čia tepalo filtras toks mašinėmis prisukams, viską, tvarkingai, normaliai. Oro filtrą va gal išim pasižiūrėti. Čiū, reik baką pasikelti, ne, kad čia prie nuprieiti, nereik. Nu, ko gero, ko reik. Ko gero, čia tie 2 varžtėms turėtų pasileisti, ne? Taip ir jiems čia laisvas. Nu va, krūvo plasmasių, sėdėnės lempą, nu žodžiu, biškį nurengiau. Galvoju, paimsiu, tiesiog išleisiu tepalus, paliksiu varvėt, žinai. Bet tas varžts apvalus, karoči, išleidimo. Bandžiau pakalti, užmalti, užbūti, niek čia nesigauna. Tai dėsiu taip. Op. Tokią galvutę paimu čia. Op, privirinu. Ir atsuksim, ko ne. O kur tu galvoji, neatsuksim. Be baimės, tavo pat pamatysi. Ui, tu na čia tipo taip, ne?
O! Pavydėjo. Gerai. Prisukam atgal, biškį lengvai. Ir vėl pakuram pašildom variklį, kad tepalas visas susimakaliuotų, kai įsileistų. Nu greit čia, ką, žinoma, pistilis, kai moki netrunki, kaip sakant, ne? Greit čia, žinoma, kiek prisiruošti reikėjo. Kol aš prie to priejau čia. Vajai, kaip sakant, oi. Vis laik reikia atjungti akumą, kai virini, žinok. Jeigu tu kartais užsiimsi tokiu nesąmonėm, mašinai, tam. Aišku, čia gal į niek nevodytų labai. Ne, čia daug tus elektronius, bet nenorėčiau, ką nors sudėgi, netičiu. Kaip edas? Nu, drožlių tai čia netrūks šiek. Man atrodo. Ai, bet čia magnets įrenkant sanas. Tepalas blizga. Toks kažkas tai. Ir čia tikrai... Į čia šiek tiek tokiu. What the fuck? Da pasakyk, netilps. Labai jau greit pildos čia man. Ką daryt? Ieškot kito? Ne, žiūrėk, gal užteks. Murzins, bet šiaip nėra baisus, nežinau. Kelios drožlelės, bet čia jaučiu normalu. Toks varstavo galas, matai. Tai virinu. Seną ruskinio galvutį kažkokį. Ką žinau, negaila. Galėjau gaikį virin, bet neradau tokios gaikės. Kokį galvutį gerą būna. Reik nuimt sėdėnę. Reik nurengt biškį tą rėmą. Bet kaip gerai. Ardas kol kas. Visi vaštai vienodi, žinau. Specialisto daikts. Mechanika. Va. Mūsų subinti niekaip netilps. Reiks ieškoti didesnės. Nu jaučiu, reik kuo daugiau nuardyti, kad galėtų jau žiūrėti, kur tą karzinką pritaikytą, ne? Nuserdau, kas nuserdo, kas nereikalinga bus pradžiai, o paskui žiūrėsim sutvirtinimo elementus, jau čia jau kaip dėliosim, kaip galvosim. Vis tiek reiks rėmą prailginti, ties kurią vietą ilginsim, nežinau, bet greičiausiai, kad ašį reiks traukti į galą, nes motorą statysim viršašės prieš biškį ašį, tai aš sėdėsiu, už mane sėdės variklis, aš prieš variklį turėsiu sėdėti. Tai jo, čia karšta bus, reiks kažkokį žiūrėti, ugnies skydą, firewallą daryti, nu čia įdomiai bus. Ir grandinė turės sukti ašį už variklę, bet vis tiek variklį reiktų šiek tiek aukščiau statyti, nu čia bus mums įdomiai, kaip čia kas gausis. Da pats neįsivaizduoju iki galo, nežinau. Įsivaizduoju, bet iki galo nežinau. Tai kol nebus vis padaryta, jį nesužinosi.
panašiai ten bus, gal bus iš toliau. Teks kažką improvizuos prailginti. Nu, ant čia ting, bet ar aš čia tilpsiu, geras klausimas. 3 weeks later. Pagaliau, vėl prie to motociklo. Sugrįžom. Davos tikslas ir šiandien toks ištraukti tą variklį ir bandyti prisimatuoti kartingai, pasižiūrėti, kiek čia reiks tą rėmą praplėsti, kiek čia ką reikės, kokių čia dar dalykų gal reikėti ir pradėti kažką krūtinti, nes, pavasaris jau čia, pavasaris jau už lango beldžias. Net ir laikrodžiai, net nežinau, kelintą šiandien datą. Bet jau kelias dienos beliko iki kovo. Tai jau šiaip orai tokie neblogi visai, vieną dieną šilčiau, kitą šalčiau, bet jau buvo tokios dienos, jau nežinau, leds tirps čipų jau kaip ir nepadariau, nebreikės. Dar tikiuosi vieną kartą panaudosiu priekinę padangą tą šipotą, kol dar tas sezons žiemos, o vėliau vėl štai su motociklu reiks vėl vasarinės padangas dėti ir dar kažką čia ir tokių dalykiukų vėl išlindę, vėl reikia tvarkytis, vėl reikia daryti prie bet net nežinau, gal bišk prieto, bet bandau vieną seriją vienam skirti, kitą seriją kitam, tai va taip kažkaip bandysiu nepasimest labai panašiai. O aš dabar kartingą, ką nemaišytų į šoną, bandau tą kažkaip pasistatyti, pasikelti, kažkaip reikia išimti variklį. Išėmu variklį, tada žiūriu, kaip aš čia pritaikau ir iš to rėmo kažkur prailginu, kažką padarau, kur atsisėst, kur variklis stovės, aš jį planuoju dėti už variklio. Tai čia gan nemažai reiks prailginti, tai toks jau gausius limuzinus, kažkoks tai aparatas. Karbiuratoriai išimti. Tai kokie karbiuratoriai? Čia turšį kartą. Reikia išpilti bliūdą gerai ant žemės. Tai užpilsti norėjau parodyti, mane. Op. Tokius sureguliuoti jau visus, kad dirbtų kaip laikrodis. Jau čia reikalų, bet ko nepadarys čia. Visi padarom. Kažkaip, šiaip ne taip išlupau tą matuorą. Nestau, kaip galvau, kas stovės, tai nuvirto. Blemba, karšta. Žinai, kiek į laipsnių garaže? Viso labo 5. Bet sušutau kaip reikals. Oi. Gerai. Pasirodo, bišti paliuko buvo čia rado iš kur pabėgti. Šiaip ant tokį neblogą, šiaip rėmą tur, tai kaip ir nusukatro nusiėmė. Tai kaip ir kažkokie pradiniai tvirtinimo daškai ir kas man labai iš tikrųjų patinka. Kol kas aš labai pozityviai viską čia matau, optimistiškai nusteigęs. Neatrodo kažkoks raketų mokslas, neatrodo labai čia sudėtinga. Aišku, čia įmontuoti bus reikalų. Bet šiaip, pavyzdžiui, kad užvest, kad pažiūrėti pravatkę, tai čia viskas kaip ir paprasta, viskas kaip ir aišku. Daug ko nereiks, bet netgi mintis buvo, kadangi viskas čia ir netgi būtų įmanoma padaryti tą kartingą su šviesam. Tipo, prikol, street legal, žinai. Nežinau, kiek aš čia tam turėsiu laiko, norėsiu tam skirti ir panašiai. Bet galimybė ir kartais jau pagalvoju, kad ne. Gerai atrodytų toks su lempom lek. Aišku, ten posūkių nelabai kas rodys, važiuojant tikrai nepatogu būtų, bet šviesas, stabdį, įmanoma padaryti, kada ne. Reikia biškį apsitvarkyti dabar ir pabandyti primatavimą padaryti pirmą. Sėdynės kartingo neturi dar, gaila. Tu gal turi sėdynę kartingo, ką? Neturi? Pradinis vaizdas kažkoks toks.
ten matai ir vežimėlis, kad reiks gerokai prailginti. Ir nežinau, reik bandyti įsiropšti kažkaip, bet niekaip netelpu tą sėdynę, tai jaučiu reik nusipjautus laikiklius, nes tarpanų irgi neįsispraudžiu ir bandyti atsisėsti, pasižiūrėti, kiek daugmaž čia man tos vietos reiks. Reik rėmą gerokai prailginti. Reik realiai sėdėti kažkur net ant ašies praktiškai. O, kai nepatogiai ant tos ašies sėdėti. Nu va, kažkur va taip va. Labai žemai reik sėdėti tik tais, jo, žemiau. Bet principe norėčiau padaryti šį biškį, kad galėtų sėdynę pareguliuoti, nes esu prisižadėjęs duoti vaikui praliekti. Kieno čia tas kartings ir į draugų turiu biškį mažesnių, kad irgi labai norėtų pavažiuoti. Į gal netgi tau duos praliekti. Jei geras būsi, pašėrinsi, palaikinsi, pasubscribinsi, žinai, pakomentuosi. Baką galvoju naudoti tokį. Ir dar ką galvoju, jeigu gausiu antrą ašį, ką manau tikrai reiktų daryti, tai daryti su 2 ašim. Iš to, kieno idėja čia kartingo buvo, iš to video iš tikrųjų ten su 2 ašim buvo tas karting su 2 prieš variklį ir už variklio ašis, tai dar kartą pasižiūrėjau ir galvoju, blemba, jo, taip reikia daryti, nes per daug bus galios 2 ratam varyti, reikia daryti 4, plus stabilums, svoris, rėmo konstrukcija, karoč viskas manau, kad būtų geriau, jeigu daryčiau su 2 ašim, su 2 varomom ašim. Dar bus vairuos, tai bus 4x6, 4 varomi ratai, 4x6, bus bairis. Tai dar reiks pasižiūrėti pas draugėlę, ar ir dar vieną ašis reiks dar pazysti, paprašyti, paklausti, paieškoti. Jeigu tokia pat ašis nuo tokio pat kartingo, tai man viskas, turiu 2 stupicas, tipo tvirtinimus ašies. Turėčiau 2 ašis, tai būtų iš vis ledas. Tada bereiks susirasti 5-30 žvaigždutės, mažesnės negu motociklo, ir nes čia žingsnis ir 5-30, tai norėčiau tokį ir palikti turbūt, nes čia ir žvaigždutė 5-30, niek būt nebereiktų ant variklio būtų, o tada ant ašies, jeigu būtų kokių, nežinau, 20 gal ne, gal kokių 30 dantukų žvaigždutė, jeigu būtų va tokio panašaus dydžio kaip tas stabdžių disks. Būtų visai geras variantas, bet aš labai bijau ir aš tokia gausiu, tai kažką vėl reiks burti, viskas čia prasidėt burtai, tai dabar reiks pjaustyti jaučiuką rėmą. Prieš tai galvojau pjaut biškį kitaip, bet dabar vėl turiu pergalvoti vėl, kadangi pasimatavau, bent atsisėdau, žinai. Tai primečiau, kad vis dėlto reik nusimt dar tą ašį dar kartą pasimatau. Tai pasižiūrėti, kur čia ką dar nupjauti, kur čia tą sėdynę numatyti, nes čia aš netelpu. Tai tas kartings ir labai jau toks mažulėlis padarysim. Iš 2 tikrai padarysim 1, neužteks tų 2, manau. Tai dar reikės ir kažkokių metalų nupirkti, pastiprinti. Įsupjausčiau vežimą. Gerą vežimą, blemba. Oi. Tai kas čia gaunas. Siaurai. Siaurai čia. Tos vietos, tai čia taip tik tai. Pedalai, jeigu čia. Pedalai. Net neįsivaizduoju, blemba. Nugara šilta, gera. Šildoma sėdė nebus. Žiemą vasarą. Neišjungsi. Kolektorius už nugaras. O šitą tepalo aušintuvą, kad aušintus galvoju dėti priekiai, bus kaip mašinos, žinai, būna mašinai radiatorius prieki, taip čia toks visai geras turėtų atrodyti, tai aš taip dabar fantazuoju, tai tu net neįsivaizduoji, man dabar taip fantazija verda. Iškelti į priekį. Viršui sudėti lempas, kokias nors kinietiškas, mandresnės, kokias ledinės. Tokias įsivaizduoju, gelsvas, gal geltonas, nežinau, žiūrėsim, kokiu gausim.
logotipą kokį reikia sugalvoti. Gal netgi gituonę reikia pasidaryti, ne? Bet reikia daryti. Reikia, kad viskas vyktų. Matai, pasiskolinu iš draugėliaus keltuvą variklio. Ačiū draugėliai, kad paskolino. Parsivežiau plokštę, kad būtų ant ko lygaus pagrindo bent kažkiek. Įtariu, ko galbūt feilų, tai nusprendžiau pafilmuoti. Bištrauną. 2 priekabą įkruojam. Tai jau dabar likau 1. Nes aš toks esu. Šis laik nori būti savarankiškas, kuo mažiau. Ir kuo mažiau apkrauti kitus žmonės savo nesąmonėm. Šiaip už sienos ten toks bachurėlis darbuoja, su bimbalu jaučiu. Bet jeigu aš galiu 1, man reikia čia, sakai, ką nors da prašyti, trukdyti kažkam. Jaučiu, kad ne. Vo. Žiūrėk. Va. Kažkiek tiesiau bus. Vo, ilginsim rėmą. Stumsim matarą čia. Paskui žiūrėsim, darysim kažką. Na, žodžiu, mąstysim. Žiūrėk, da metalą parsivežiau. Prisidulkinau čia bereikalą. Už tus vamsdukus sumokėjau 17 eurų. Va. Čia ir 3 metrai tokio ir 3 tokio. Nauji. Tai palei viską ants turėtų būti taip, kad viens į kitą maunas, žinai. Žiūrėk. Va. Ir čia apsivirint, tada būn stipriai, nes reikia prailginti rėmą, o tas turėtų būti toks kaip kartingo, o tas prailginimui. Tai nežinau, man užteks 3, galimai, kad ne. O, pažiūrėk. Matai, čia turiu kartingo rėmą, matai? Matai? Žiūrėk, pažiūram. Nu, čia biški toks tabal-vabal, bet geresnio. Geresnio, ne varianto kito. Kits variants, nebent kažką tekinti, kažką būti. Bet bandysim dabar su to. Čia mažiausias kiekis, ką pardė, ką galėjau nusipirkti. Šiaip štanga ir po 6 metrus, bet pardaviniai mažiausias kiekis po 3, pjavom per pusę. Tai va, nežinau, gal užteks. O jei ne, žinau, kur dar nupirkti. Nu va, žiūrėk, čia tokia dėla. Filmuoju čia, žinai, pjaustau, kartingą darau, čia filmuoju, žiūrėk. Tik to, kad Hebra paprašė video, sak, padaryk laivą, sak. Nu, tai ką, žinau, va, žiūrėkit, va, 15 žmonių žiūr, da pažiūrės gal kas nors, kaip čia kas gaunas. Ten jau matė, bet tu da nematyti, tai tu da pažiūrėk, kas čia gaunas, ne? Karoči, supjaučiau tą kartingą, nes tipo ant to darysiu, ne čia man sakė vienodį ir galės pjauti padaryti, žiūrėk, ant kiek vienodį, kaip apsišau. Per 4 comus tas platesnis rėms, kad rapjau kaip antrą dalį, nu, tipo, prailginimui. Tai galėjau ant tos bazės daryti, būčiau turėjęs platesnį kartingą, taip sunkiai telpai tą, nu, dabar gausi trumpintą, tai va, žiūrėk, bus 2 ašys, matai, da nesakiau. Aš sakiau, ne, bet Simonai, jau ką aš sakiau, ko nesakiau. Na, tai kaip atrodys, nu, gerai, ką, čia žiūrėk tekinis, čia motors, čia biš prailginsim dar, nu, karačiai. Pagyvensim, pamatysim. Tai žodžiu, tą reiks trumpinti. tą patrumpinam, tada sujungsim ir žiūrėsim, kas čia gaus. Nu, va taip, va, dakart perpjau kartingą šitais man. Turime šitokių vamsdukų prisipjovę. Ir tas lent čia. Palei planą taip turbūt. Malką reikia mesti pečių, palauk biški. O, blemba, baig sudegti jau viskas čia man. Nuėmam zalupką tą. Įmaunas taip tada. Va. Jo, va taip, va, labai gerai, va. Va taip, va, sugalvau, matai. Tas chain. O tas chain.
Op. Nu va, jis čia susijungs, matai. Va taip, nu jį su visais kitais taip padarysim. Kažkaip panašiai gaunas. Liuks. Gerai, žiūrėk, dava, taip padariau, karočią čia 25 comai prailginta. Čia skylutė, ką matyčiau, kad tas vidui vamsduks ir prakišts ir dar biški, ką būtų gal šiek tiek laikytus ant ten vidui tvirtumo, kad būtų privirinta po taškiuką. Tai va, manau, gerai bus. Nu, jį čia toliau taip irgi taip pat susijungs. Ir matysim. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Nu, šiandien jaučiu užteks. Progresas šioks toks ir. Nėra toks didelis, kokį įsivaizdavau padaryti, bet prikols tas, kad TikToko live išbandžiau. Pakūriau čia, įkeliau reelsą į TikToko, kad pasiūliau žmonėm, ką žinau. Žinai, ko auditorija prašo tą reik duoti, tai buvo kas pabuvo su manim garaže, gal tu buvai. Tai jo, smagu bairis, kas prisijungė, dovanėlių padovanojo man, eina savo, vieną kitokią skrybelę kažką sugebėjau užmauti. Nu, ačiū. Įdomu buvo, kiek čia kas ir ką, nu tai beveik 2 euriukai prikapsi. Įdomu, kiek jūs išleidot, nes aš $2 ten gal negavau. Pirms pinigs iš kontento bus, pirms mano pinigs iš kontento uždirbts bus. Jeigu pravesdas, ten jaučiu reiks nemažai surinkti, dar reiks kokius 6 laivus pakurti, kad įkristų kokį 10, gal tada apsimokės persės. Nu žiūrėk, čia gavau biškį tokį sėdynės reguliavimą. Taip, čia šitą, manau, kažkaip pritaikysiu. Tikrai čia visai toks neblogs variantas iškrito. Už ačiū. O, tą pasidedam, kad nemaišytų dabar. Čia vakar, kur suvirinau, ne vakar, pereitak. Čia, kur suvirinau tiek, biškį prailginau tą kartingą. Ir dabar čia virinsiu, tą patį darysiu. Su vamsduku čia viską gražiai. Nu, į kažką ant greito, ant speedo. Pažiūram, kaip aš šitą darau. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gerai. Žiūrėk. Biški jau panašiai į tą, ką žadėjau padaryti. Čia šauju po tašką, čia ilgai derinau, kaip čia priderinti, tai vat kažkaip panašiai tai bus ir. Nu, čia sudėtingai gaunas. Čia aš žiūrėk, kiek ten visko, taip va. Diskiuks, tikėkimės didesnio nebuždės, čia nebebus. Tikėkimės tilps čia žvaigždė. Čia dar viena ašis va eis. Nu, čia tikėkimės variklis taip labai gražiai ir tilps, kaip aš čia fantazuoju. Ane, o čia reikia dabar sujungtas dvi dalis. Nu, tai va, kažkaip taip dabar bandys padaryti.
had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Nu ką, po bišk mano fantazija įgaun vaizdą jau kažkokį, aišku, čia dabar tam bordake nelabai ką jaučia jin suprast. Nu, bet pažiūrėk, va. Užkroviau tą vežimą. Ir čia privirinau taip. Tokius, vat, iš tos vėlos. Aišku, čia neįmanoma kitaip to kampo išlaužti, todėl aš galvoju tą viršutinį daryti. Pamatys, kaip padarysiu, bet vat galvoju taip leisti iki čia, žinai, nes visai patogiai, vat, užtenka aukščio, visai patogiai rankai, žinai, čia pasidėti, nu, vatoj galėsiu pademonstruoti, kaip sėdu aš čianam, ten dar reiks privirinti apačioj, bet šiaip kiek matau, visai neblogai telp čia, tas variklis atrodo turėtų užtekti nam vietos, turėtų ant čia tilpt. Nu, o aš pats visai čia, sakyčiau, neblogai telpu, dar plans yra sėdynę montuoti ant bėgių, kuriuos jau čia turiu pasidėjęs. Ir čia to aukščių nebedaryt, leisti iki čia. Gal biškį neišlaikysimės vežimo formų, nu tipo to, bet vis tiek. Matysis, kad čia ir vežimėlis, kad čia ir mirties kapsulė. Ta galvoju, čia į tą tarpą vieną nedaryt. Vėlos, nu su vėla šito, gal su vėla čia daryt, žinai, palauk viršų, čia nebus nieko, nu čia apačiai su vėla gal padaryt, o čia, žinai, iš kokių, pavyzdžiui, su CNC staklėm išpjauti kokį užrašą, pavyzdžiui, gituonis arba mirties kapsulė galėtų, ne, čia iššauti. Ir čia, blemba, gražiai būtų, visai gerai atrodytų, žinau, čia vienas turtos staklės, kažin kiek man čia kainuotų toks malonums. Projektas tikrai biudžetinis, tai nežinau, mes čia tai padarysim. Gal kažkokį lipduką daryti, ar galbūt kažkokį, nu nežinau, kažką žiūrėsim. Šiaip būtų smagu tokį dalyką padaryti. Nu, bet pirma, čia ir daugiau reikalų, čia baigiamasis toks, tokia fantazija. Nu, tai kaip sakai, neblogai gal visai atrodys. Norėčiau dar įdėti ir, nu, man bus matyti, kiek aš čia gerai ką privirinau, nes šiaip tai toks biški švibaldibal. Gaunas biški linguojas, biški banans, bet aš manau, kad mes biški parėsim, biški mes patys stiprinsim dar. Reiks kažkokį lankiuką išlenkt biškį gale. Čia biškį priekį kažką uždėti. Čia galvoju kažkaip reikės. Tai va, gal netgi. Nu, matysim. Matysim, viską matysim. Nu, nesidaro greit, tokie projektai nesidaro greit, bet matei net tik tokią laivą. Pakūriau, kaip aš čia darau. Tai, nu, kam nepatinka ilgi video, kad niek neparodai, sako kitiem, va, man tai patinka pažiūrėti, čia per 4 valandas niek gerą nepadariau, bet, nu, karzinką uždėjau, biškį čia pavirinau, biškį čia kokią valandą vien su bulgarkė šlifavau, šveičiau. Tai, ką žinau, ir kam patinka, ir kas žiūri, visiems neįtiksi. Bet ką, da jaučiu pasikartosiu, jau gal sakiau, gal nesakiau, gal, kad sakiau, tai faktas, kad sakiau, bet gal neįdėjau. Tai ieškau sėdynės. Nu, jeigu padovanoti nieks negalit,
gal galit parduoti, kažkas norit parduoti, galėčiau mokėti, nežinau, iki 5 eurų norėčiau nupirkti sėdynę, daugiau. Ten mačiau 100 eurų, 100 eurų sėdynę, lemba, ką čia, nesąmonė, biški per brangiai, man atrodo. Biški, man atrodo, per brangiai, man reikia ten naują, ten, žinai, 103 eurų naują, beveik naują, biški panaudota. Man reikia, mano ūgis 1,85 m, svoris 8,5. Biški mažiau kartais, 8,3. Bet principė, man tokiam sėdynė. Sak 4 dydžio sėdynė, tipo, eina, Facebookas. Nežinau. Reiktų, ką žinau, gal kas ratus, padangas, gal kas turite atiduoti padroštas. Jėmų, jeigu kažką kartingui turite atiduoti, tikrai prisidėti prie projekto galit visai paimčiau. Panaudos, nežinau, jėmų beleką, nes nežinau, ko čia gal dar prireikti. Jeigu manai, kad man kažko gal prireikti, ką tu turi, tau nereikia, tu norėtum prisidėti, tai mielai prašom. Ko man reikia, tai nupirkčiau visai. Ai, dar ko reikia. Duslerkos reikia, kamino. Karočią reikia bakelio mocui, mocų tam varikliui. Šiaip 2 kaminai originaliai eina, bet aš galvoju vieną daryti per daug. Ir kainuos antras bakelis, kai tik 2 ir daug vargo čia, jaučiu įdėti, bus man geriau vieną, užteks man vieną ir panašiai. Tai geras prikolas buvo Scorpion ir Akropovič mišinys temu. Skorpiovič, tai va tokį kaminą aš norėčiau padaryti, bet vien su to užrašu kainuoja kamins tas bakelis virš 100 eurų, kai Beno toks pat 25, man atrodo, virš 20 kelis ten, žinai. Tai blemba, tada geriau aš pigesnį nupirkčiau, bet gal tu kartais turi parduoti, nebrangiai parduotum, arba gal pas kažką koks nors, kad ir Deviets, koks nors Svaidas, žinai, man tiks į belekoks, jeigu nereikalings pas tave, pas mane sueitų gal. Tai kažką gal, jeigu turi pasiūlyk, kažkur sutarsim gal. Kas nori, kas gal prisidėti pinigais, pavyzdžiui, mielai galit apsilankyti mano profilį. Neturiu susikūręs jokio tam Patreono, jokio nieko, nes vis tiek kas savaitę tą video įkelu, nežinau, taip man daug laiko užėmė ir konstruoti, ir filmuoti, ir dar montuoti, ypatingai daug atėm laiko. Nežinau, ką daugiau galėčiau parodyti, žinai, už tus pinigus, tai ir šiaip dar neturiu tiek, žinai, daug tų žiūrovų. Tai šiaip žiūrit nemažai, bet nesubscribina, tai pasubscribinkit, gal bent jau iš YouTube galėsiu bent 1-2 eurą gauti. Va čia tik toks 7 jau, per 2 dienas 7 eurus uždirbau. Įsivaizduoji, sudaneitino žmonės. Maldėts, ką žinau. Vis šis tas. Tai va, taip prisikrapštysim gal kažką, nežinau, išės, gal kažką nupirkti, žinai, gal kažkas atsimuš. Suzuki Katanos detalės, matai, kiek turiu, gal kartais reikia kažką nori nupirkti, mielai prašom, arba išmainyti galim mainyti beleką, galim mainyti ir pinigų, žinai. Jeigu labai tikrai reikia, tikrai nebrangiai, pusvelčių čia atiduosiu, aš ten prikolinu apie tas kainas, žinai, apie už tus plastikas 200, tai jokauji, žinai. Papigiam, viską papigiam, jeigu tik reikia tau, jeigu tik tau reikia, aš tau galiu, nes man irgi reikia, supranti. Geram žmogui, nebibiui gal padaunočiau ką nors, gal pamainytumėm ką nors. Sakau, reikia atmušti babkės iš to motociklo kažką, bent būtų smagiai, žinai, atgauti. Nes variklis nedirb vienas cilindras, man ten komentaros sakė, aš įtariau, kad biški ir žinai, bet aš galvoju, dar vis tikiu, kad galbūt problema su karburatorių, galbūt problema su žvakė, žinai, galbūt problema su bobina, galbūt dar visokių. Negalvojau, gal, kad vis laik nedirb, žinai, nes kažkaip ant laisvų atrodė kaip į pusę velnio, ant gazą, ką žinau, burnautas, nepajutau labai, nes turės šiaip 4 cilindrų niekad. Tai jo, biški burbuliavo, galvojau, gal tiesiog garbai arba žvakės, žinai. Bet iš tikrųjų vienas cilindras nedirb, nes kamins visiškai vieno išmetim švarų, žinai, be suodžių. Įdomi, kiek ant ilgai ten nedirbi, kas ten per problemą, žinai. Tai tikėkime, atgaivinsim tą 4 cilindrą, jį bus gerai. Nes šiaip pašalinių garsų kaip jokių nesklydė. Į tiek žinių, sakau. Ai, tai dėl to paremimo. Tai jeigu kas norit ir galit prisidėti prie projekto, prie mano veiklos, nes kaip žinia, dirbu, bet niek neuždirbu. Tai įdėjau nuorodą Revoluto, tai ten iš bet kokio banko gali mesti, tai bet kokią sumą labai mane pradžiugintų. Ir va, jau ir po 10 jau esu biškai pavargęs, 4 valandas čia tik tokią rinkau vežimą. Vis, žinai, auditoriją kažkiek dar pasiekti, pakelti ir šiaip ten patiko hebrai pačiatinti, pažiūrėti. Tai subscribing mane YouTube'ai, pafollowing Instagram'e, Facebook'e.
tik tokia, visur kažko pasidalinu, kažką įkelu kažkokiu ar naujienų, ar iš video, ar iš kažko. Aišku, pagrindinė mano veikla tikiuos YouTube'e save, žinai, rasti realizuoti. Nu ir ką, susitinkam kitoj serijai, kurioj dar tiksliai nežinau, ką aš tau parodysiu, nes planų turiu netgi 2, o netgi gal ir 3. Nu ne, dėl 3 dar biškį reiks vėliau palaukti. Dar 2 projektai ir numatyti, tokie, kaip sakant, viens iš garažo, kits biškį ne. Tai tas viens ne iš garažo jau turės būti pradedams judinti neužilgo. Nu ir kažką mąstysim, kažką darysim, nu ir sakyt naujienas sužinosit, tai susimatom grubiai už savaitės. Čiau.